Jeigu pavydžiai žvelgiate į kaimynus ar giminaičius, kurie įsirenginėja individualų namą, turbūt patys pasvarstote, jog norėtumėte savo namo. Kur tas jūsų svajonių namas stovėtų, tikrai neatspėsime. Bet jeigu dairotės į sklypus, turėkite omenyje labai konkrečią informaciją, kurią netrukus išgirsite. Sklypams paskolą gauti irgi galima. Bankai ne visi finansuoja žemės sklypo, vien tik tai žemės sklypo įsigijimą, bet galima tą padaryti tikrai. Yra svarbus niuansas, kad žemės sklypas būtų gyvenamosios paskirties. Ne žemės ūkio, nes jis ūkininkams skirtas, bet gyvenamosios paskirties ir kad jame būtų galima vykdyti statybą. Dažnai klientai įsivaizduoja, kad pirkdami žemės sklypą jiem nereikės nuosavų lėšų dalies, bet nuosavų lėšų dalies reikės ir dažniausiai jos reikia daugiau negu standartiškai perkant butą. Tai vidutiniškai bankai prašo 40% nuo sklypo vertės arba kainos, priklausomai kas yra mažesnis, būtent nuosavų lėšų dalies. Mūsų šalyje veikiantys bankai skirtingai vertina paskolų sklypams įsigyti išdavimą. Vieni paskolas suteikia tik 10 metų, kiti ir 30. Tačiau be to bankas gali iš jūsų paprašyti konkrečios vizijos. Vieni bankai prašo, kad iš karto prasidėtų statybos, vadinasi, jeigu aš atėjau pirkti žemės sklypą, aš jau turiu bent preliminariai žinoti, ką aš statysiu. Koks tai bus namas, kokia bus kvadratūra, 1 aukštų, 2 aukštų, 2 šlaičių stogų, 1 šlaičių stogų. Jau daugmaž viziją turėti to savo įsivaizduojamo tenais namo. Tačiau pirmas žingsnis ne tik namo projektas ar įsivaizdavimas. Norint gauti paskolą sklypui, bankui turėsite pateikti turto vertintojų išvadą. Sklypo pirkimui, lygiai taip pat kaip ir būsto pirkimui, daromas turto vertinimas su normaliais, licencijuotais turto vertintojais, kurie ir pasako, kokia yra ta vertė. Taip, jeigu aplinkui to sklypų nevyko, ten tarkim sandorių kitų sklypų ir sunku nustatyti tą vertę, jau vertintojai tikrai žinos, kaip ją nustatyti, bet matoma, kad perspektyvi vieta, galbūt yra numatyta plėtra kažkokia, tai vertintojai tą viską ataskaitoje ir aprašo. Tai tokiu atveju be abejo gali būti ta kaina aukštesnė negu vertė, bet bankas finansuos nuo to, kas yra mažesnis. Jeigu bus vertė mažesnė, nes turėsite pateikti ataskaitą, vertė bus mažesnė, finansuos nuo ataskaitos. Grįžtame prie klausimo, kur bus sklypas. Norite gražaus vaizdo, kodėlgi ne? Bet gal jums patinka traukiniai ar lėktuvai? Jeigu namų valdos yra sklypas, bankas nesikiša toliau. Gal žmogui patinka traukinių garsai. Tarkim, yra ir tokių, ar ne? Kažkas čia senai prieš kokį turbūt 15 gal metų prie Vilniaus oro uosto labai, ar ne, buvo plėtra individualių namų statybos, nes žmonės taip pasakė, mums patinka kylantis ir besileidžiantis lėktuvai, tai kodėlgi ne? Tad jeigu radote patrauklų ir jums patinkantį sklypą, tačiau jam įsigyti trūksta lėšų, neatsisakykite svajonės, banko paskola gali padėti žengti šį pirmą žingsnį. Tačiau kaip tokiais atvejais sakoma, realiai įvertinkite savo galimybes.